Nu, dar laukiam Jono Valančiūno, laukiam Lavrinovičiaus ir dviejų studentų, Čižausko ir Rado. Ar kalbėjote su Kšištofu vakar? Taip, jisai paskambino, įvyko, galbūt aš senai nedirbęs Lietuvoje ir galbūt pasikeitė kažkokie tai reikalavimai. Ta prasme, Lavrinovičius aiškina, kad jisai skambino Balčiūnui ir atsiprašė, bet man niekas nepasakė, dėl to įvyko nesusipratimas. Kaip sakant, vakar jisai paskambino, paaiškino dėl ko, kodėl ir dėl ko jisai vėluojasi. Ir kadangi sakau, galbūt federacijos buvo kažkokie per tą visą laiką, kol manęs nebuvo kitokie reikalavimai, ne tokie kaip aš reikalauju, tai vyko šioks toks nesusipratimas. Ir kada jis sakė atvažiuoti? Jis rytoj grįžta ir iš karto pristatys, o ryte treniruotės. Treneriai Adas ir Čižauskas, jie bus kaip kandidatai, kaip ir sakyti, prie rinktinės prisijungė? Kol kas visi yra kandidatai. O kaip jūs treneriai vertinate studentų mūsų pasirodymą universiadoje, jinai beveik baigta? Žinot, kad vertinti reikia ten būti. Aš nežinau, kokias komandas atsiuntė kitos šalis, kokio pajėgumo, kokio stiprumo jos buvo. Pagal tai, kad amerikiečiai nepateko į komandą, galim spręsti, kad neblogas tos komandos buvo. Nežinau, kokie tie amerikiečiai, tai čia toks dviprasmis vertinimas, bet šiaip pogrupyje žaidė gerai, pritrūko psichologijos galbūt, pritrūko kažko charakterio tose varžybose su australais. Apie patį pasirengimą, kaip rengsitės, ką akcentuosite? Mes dabar galbūt nebėra tokių ilgų pasirengimų, kaip būdavo anksčiau, dėl ko aš labai kaltinu labai daug, kad nėra sutvarkytas krepšininkų tvarkaraštis iki galo. Turėtų vis dėlto FIBA imtis to klausimo ir sutvarkyti, kokią mėnesį atiduodami klubam, kokią mėnesį atiduodami rinktiniam, kokią mėnesį duodami poilsį. Ir tada nebūtų jokių klausimų. Dabar mes turim, ką turim, pasiruošimai kiekvienais metais vis trumpėja. Tai pirma stovykla pas mus yra Palangoje, daugiau skirsim fiziniam pasiruošimui, įvadui. Jau antrą ciklą vieną treniruotę bus salėje, važinėsime į Klaipėdą, kadangi čia nėra geros salės. Po to keliamės į Kauną ir jau nuo Kauno jau visą laiką bus salėje, plus neužmiršti, ką mes čia įdėjom, kokius, kaip sakant, pradmenis ir tą viską tobulinti. Treneri, kaip ilgai gali tekti laukti galutinio 12? Iki pat galo turbūt, nes turi vykti kažkokia konkurencija. Gali žaidėjai gauti traumas ir aš puikiai suprantu kai kuriuos žaidėjus, kurie neturi kontraktų. Ir, kaip sakant, skubėti ir apsijuokti nematau jokio reikalo. Jeigu pakvietėm, tai ir kai kuriem jauniem žaidėjam yra puikiai galimybė tobulėti su geriausiais ir tikėtis ateityje būti toj rinktinėje. Taip, kad iš kitos pusės mes nebesam tokie vargšai kaip anksčiau, kad taupyti kiekvieną litą ir ten sumažinti iki optimalaus skaičiaus, iki minimumo. Taip, dabar neverčia būtinybė, kaip būdavo anksčiau, kad kuo daugiau varžybų išvykų užsienį, kur jie galbūt sumokės už mūsų pragyvenimą ir maistą. Taip, kad mes turim puikias sąlygas ir galim puikiai ruoštis čia. Treneris šiame čempionate atsisako žaisti daug žaidėjų, ar dėl to jis kiek silpnesnis gali būti? Aš kaltinu vėl, kad turi būti sutvarkytas tvarkaraštis. Ar jūs įsivaizduojat, kad, pavyzdžiui, futbolė atsisakytų žaidėjai žaisti ir kokios bausmės ir visą kitką? Dėl to krepšinis ir neša didelius nuostolius, dėl to, kad kai kurie žmonės, kurie turi padaryti savo darbus, nepadaro. Jeigu skirtų ten, sakykime, kokius 9 mėnesius klubam, 2 mėnesius rinktinė, 1 mėnesį poilsį, to nebūtų. Dabar to nėra sutvarkytas. Kol tai bus ta betvarkė, kol pyksis tenai FIBA pasaulis su FIBA Europa ar dar kažkas, tol mes tų klausimų neįspręsime. Jūs pasirinkote gana nedidelį kandidatų sąrašą. Ar nebebuvo daugiau iš ko rinktis? Nebuvo prasmės, pasiruošimas labai trumpas. Pavyzdžiui, aš nematau tikslo, sakykime, mes čia turim
vakar skaitėsi įvadinė diena, dabar 3 dienas dirbam, 1 laisvą, vėl 3 dienas. Nu, daugumoje fizinis pasirengimas, išskyrus antrą tą ciklą, 3 krepšinio treniruotės. Tai juokingai atrodys, jeigu aš dabar surinksiu daugiau žaidėjų ir po tų ten kelių 7 dienų paimsiu kelis ir atkabinsiu. Kam nauda žaidėjam? Nieko. Jeigu mes ruoštumės ilgesnį laiką, kaip būdavo anksčiau, tai yra nauda žaidėjams, pasiruošimas, jie ten kažką gauna iš geriausių trenerių, iš partnerių žaidėjų, dabar tokio dalyko aš nematau. Gal geriau? Kas? Žaidėjams geriau. Kuria prasme Kurie jau geriausia? yra stovyklai. Mažesnė konkurencija. Nu, matot, kad netgi kada yra 13 žaidėjų, jau yra konkurencija. Sakykit, treneri, kas lėmė motyvus pakvies būtent Vytenį Čižauską? Todėl, kad trūksta Lietuvoje labai daug žaidėjų. Reikia žiūrėti ateitį, reikia žiūrėti tuos, ką turim ir padėti jiem. Šarūną Vasiliauską nukonkuravo jisai. Šarūnas Vasiliauskas labai talentingas žaidėjas, bet žiūrint į ateitį, nu, jo yra vienas minusas, jis neturi kur. Ir kada mes, kaip aš dabar kalbėjau su Adomaičiu, kokia problema buvo su Australais. Žaidėjas 2 metrų. Bet kada susiduria su tokiu kontaktiniu žaidimu, jėgos žaidimu, viskas mes nebegalime nieko parodyti, kad ir kokie mes talentingi bebūtume. Mums irgi dabar jau reikia žiūrėti tokių galingų žaidėjų, kokie yra visose kitose komandose. Šiai minutėje kokios yra didžiausios problemos, didžiausias galvos skausmas? Kol kas galva tikrai neskauda, dar tik tai pradžia. Nu, kaip matau, čia, kaip sakant, po tiek laiko grįžus, daug ką žiūriu, kaip tas mikroklimatas, atrodo viskas tvarkoj. Fizinio parengimo treneris, aukštos kvalifikacijos, dirba labai puikiai, neturi jokių pastabų, jokių, kaip sakant, nusiskundimų, kaip daktarai, viskas sutvarkyta, paduota, ta prasme dirba kaip geriausiose pasaulio klubuose arba rinktinėse stipriausiose. Na, galbūt dabar pradėsim jau tą, ką aš esu sugalvojęs, tą, ką asistentai norės pasiūlyti, galbūt keletą susirinkimų daugiau, aptarsim gairės, kokiems žaidėjams skirti, kokios užduotis. Ir kai prasidės varžybos, matysim jau tada, kur pradeda tą galvą skaudėti, kur ne, kur gerai, o šiaip pasakyti, nu, praktiškai, ką kvietėme, tą turime. Pagal daktarų prognozijas jau nelabai ir tikėjomės Jankūno, kad iki galo būtų. Nu, tikėjomės, viltis visada būna, bet žinojom, su kuo susidarėm, taip kad dabar lieka tik tai dirbti ir žiūrėti, kaip čia bus. Kaip mano treneri, naudingiau Jonui Valančiūnui būtų buvę čia su jumis liet prakaitą ar žaisti vasaros lygą, kur dabar yra? Nu, nežinau. Negalvoju, kad vasaros lyga yra labai jau ten tokia rimta lyga, bet kartais pasižaisti jauniems žaidėjams ir įsilieti, pasijūsti lyderiais yra psichologiškai labai gerai. Nenuveiksime per tas dienas, kol jau nebus kažkokių ypatingų darbų, kad tai jam labai sutrukdytų. Taip, kad aš nematau nei didelio pliuso, nei didelės tragedijos. Treneri, ar prieš pirmąją rinktinės stovyklą turėjote reikalavimų krepšininkam, kad jie dirbtų individualiai sportuose? Aš pasakiau, kad čia nėra tokių pinigų kaip klubuose, kaip ten per pinigus galima valdyti, bet čia yra ta šalis, kuri mums daug davė, kuri mus išmokė, padarė žmonėmis ir mes turime atiduoti duoklį. Tai čia nėra poilsinė stovykla ir jeigu mes jau sutikom atvažiuoti, tai mes turim gražiai ir atrodyti. Mes visi pažįsta ir nenoriu čia šeiminiai kažkokių vaikų darželio, bet kažkokia tvarka turi būti. Ir ta tvarka yra pasakyta, arba norit priimti tas taisyklės, arba atsisveikinam. Visi nori, visi džiaugsmingai sutiko. Dabar matau tik tai reikalą, kaip toliau dirbti. Kita stovykla irgi bus leidžiama žmonos? Draugės, Ne, šuniukai? pirma stovykla toks, kadangi vėlgi ilgai aš čia nebuvau ir pas juos jau taip įprasta iš karto viską pakeisti, nėra taip paprasta. Tvarkoju, paskui jau noriu, kad atiduotų daugiau darbo. Treneri,
dėl to galbūt ta stovykla ir yra Palangoje, būtent fizinis pasirengimas. Šiaip kažkada tai labai senai tas modelis buvo taikomas su žmonom, tada dar šuniukai nebuvo madoj, kadangi tada buvo kitų problemų, žmonos padėdavo kontroliuoti daug ką. Kaip manote, Dabar to nebereikia, aišku. kodėl neužauga į žaidėjų, apie kuriuos kalbėjote? Čia yra atskira tema. Galbūt kada nors per kitą pres konferenciją, jeigu jūs su Linu suorganizuosim, galėsim pakalbėti apie tas problemas, kodėl neužauga, kodėl ten ar komandinis krepšinis, ar ten individualus, bet čia mes labai išsitęsim ir aš jums dabar neatsakysiu. Treneri, dar kalbant apie mūsų grupės Serbo Katilas, kaip jūs manote, ar gerai iš karto pačioj pradžioj maudyti tokį psichologinį galbūt, nes tai yra principiniai dalykai, ne tai, kad gali būti ir fizinio kontakto daug ir taip toliau. Aš galvoju, kad grupė yra labai sudėtinga. Vien dėl to, kad ta Jugoslavijos mokykla, vien dėl to, kad jie